Ryžtas tai ryžtingos mintys, ryžtinga kalba, ryžtingi veiksmai. Pirmininkaukime ryžtingai. Yra tokia nerašyta nuomonė, kad tikrai ES narė tampi tada, kada sėkmingai atlieki pirmininkavimo užduotį. Tai yra krikštas naujai ES valstybei. Žinote, aš manau, kad mes jam esame pasiruošę, nes esame brandus ES nariai. Pirmą mokyklos dieną man iš pradžių buvo taip baugu, nedrąsu. Tada jau susipažinau su draugais, aš pasijutau labai gerai. Buvo nebebaisu. Tautos valstybės vertė, vertingumas, tai kaip žmogaus, iš karto nepasakysi. Mūsų bendrijoje yra valstybės, yra tautos, iš kurių niekas nieko gero nelaukia. Yra valstybių, kurių ne kiekvienas galės žemėlapį pirštu parodyti. Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje tą padėtį Lietuvos atžvilgiu tikrai pakeis. O tai naudinga kiekvienam iš mūsų. Lietuva pirmininkaudama labiau bus matoma Europoje, o žemdirbiam atsivers didesnės galimybės pristatyti savo produkciją. ES esame jau 7 metus, bet tokio rimto narystės egzamino dar neturėjome. Bus labai įdomu stebėti ir pranešinėti, kaip mums seksis.